Treneri, ką pavyko antroje rungtynių dalyje pakeisti, kad vis tik perlaužti šias rungtynės? Reikėjo iškentėti paprasčiausiai, sveikinu varžovę su gera kova, taip pat irgi mūsų merginos labai neblogai kovosi, buvo sunku, taškas į tašką, bet parodėm gerą charakterį. Ar galima sakyti, kad šios rungtynės tarpusavėje, kada buvo jau trečios, buvo pačios sunkiausios? Taip ir buvo sunkiausias. Sveikinam ir su naujomis pareigomis 7bet NKL. Ar nenukentės Kauno Aišė LSMU rezultatai dėl to? Manau, kad ne. Treneri, ko šiandien pritrūko? Pati arčiausia kova buvo iš 3 vykusių prieš Aišė LSMU komandą, ko pritrūko pergaliai? Ja, žinoma, šiandien tikrai jautėm tą pergalės skonį, bet paprasčiausiai pritrūko rezultatyvių atakų pabaigoje. Nuovargis padarė savo, nes jaunos Aišių žaidėjos pastoviai arti dengėsi, presingavo mūsų tiek Gabrielė, tiek kitas žaidėjas. Va pritrūko tų tikslių perdavimų, tos kelios klaidelės pabaigoje. Ir to ir užteko, kad pralaimėtume. Ar buvo šiandien kažkiek jautėsi tai, kad pilna sudėtim atrodė visos žaidėjos, ar kažkiek lengviau rotuoti buvo jos aikštėje? Žinoma, kaip pilna sudėtis gali leisti daugiau pailsėti pagrindiniam žaidėjam, bet va vis tiek Gintarė nesugebėjo užbaigti varžybų, mikrotrauma, Kamilė irgi traumelė. Viskas čia dėl per didelio krūvio, sakykime, pagrindiniam tom žaidėjim.